Sveiki, mano vardas Šarūnas ir šioje vaizdajuostėje pristatysiu esminius savo samatų sistemos bruožus. Ši sistema yra skirta statybos įmonėms, ją sukūriau dirbdamas medinio karkaso skydinių namų statybos įmonėje, todėl jinai labiausiai ir tinka tokiai įmoniai ir turi tam tikrą duomenų bazę, aišku, kuri neskleidžia konkrečios įmonės komercinių paslapčių, kuri gali tapti pavyzdžiu, kaip toliau kurti savo įkainių duomenų bazę ir vystyti vieną iš sistemos pateikiamų ataskaitų. Jūs matote ekrano lange ir tai yra pagrindinė suminė ataskaita. Ir jeigu jums tokia ataskaita klientui tinka, tai yra puiku, vadinasi, mes galime toliau dirbti. Taip pat yra ir kitos ataskaitos. Jeigu jums klientui reikia pateikti sąmatos detalizaciją, tai yra tokios formos ataskaita. Tai matome tuos pačius elementus, kurie yra suvestiniai samatoje ir jie yra išskleisti į įvairius lygius iki konkrečių medžiagų, darbų, vadinasi, jų kvadratūrų, kainų ir gale vėl matome suminį. Iš karto sakau, kad nereikia ieškoti čia labai teisingų skaičių ir sumų, nes tai yra demonstracinė versija, neskleidžianti jokių komercinių paslapčių kitų įmonių ir tai tik tai kaip pavyzdys naudojas. Taip pat yra dar viena ataskaita sukuriama, kuri gal labiau panašiai į standartinės Lietuvoje naudojamas samatų suvestinės. Tai matome čia ir kiekiai, yra skirti medžiagos, darbas į atskirus stulpelius, matome normas, būtent jinai tinka, kai reikalinga kažkam tikrint, kuris įpratęs dirbti su tokios formom ataskaitom, tai tikrint tas samatos skaičius, kurie yra suminėje ataskaitoje. Taip pat, jeigu jūs norite, galite tokią formą pateikti ir klientui. Tai matome, kad skaičiai suminė sutampa su prieš tai rodytom ataskaitom. O čia išskleista yra detaliai, galima tos skaičius koreguoti, keisti, vadinasi. Jeigu jūs norite, galite dirbti toliau prie šitos ataskaitos. Dar viena ataskaita yra, kai analizuojama tik tai viena suminės samatos eilutė ir galima keisti kvadratūrą ir žiūrėti, kaip keičiasi kaina. Čia, pavyzdžiui, yra lauko sienos su vidaus ir lauko apdaila kaina. Pavyzdys, keičiam kvadratūrą, įvedam, pavyzdžiui, 2 kvadratinius metrus, iš karto matome, kad pasikeitė ir kaina. Taigi matėte pagrindinės suvestinės, tačiau šios suvestinės gali būti adaptuojamos pagal jūsų poreikius. Pagrindinė šios sistemos dalis ir daug prie jos pridėtų elementų yra nemokama, taigi galite pasikrauti, įsikelti ją iš interneto ir naudotis nemokamai, pasimti aprašymą. Dalis yra anglų kalba, kam reikės, galima bus išversti lietuvių kalbą. Prie šitos sistemos kūrimo maždaug dirbta apie metus laiko, tai aišku nebuvo darbas tiesiogiai prie sistemos kūrimo, o buvo vykdomos tam tikros su darbo susietos užduotis, tai yra turėjau vykdyti užduotis ir savo ir padėti kitiems ir taip gimė ši samatų sistema Excel'yje, kuri taip pat nesibaigia vien samatom, bet turi ryšius su kitais moduliais, tai ir medžiagų resursų planavimas ir dar įvairios tolimesnės funkcijos, kurias atlikau savo darbe. Be to, kurdama šią sistemą, susižavėjau dar labiau programavimu. Anksčiau buvau programavęs, nes turėjau jau prieš pradėdamas šį darbą kelių metų patirtį su skaičiuoklėmis ir programavimu būtent skaičiuoklėmis ir vėliau dar šią patirtį pagilinau, patobulinau, atnaujinau šiuolaikinėmis žiniomis ir susižavėjau programavimu ir toliau noriu tęsti savo profesinę karjerą kaip ir programuotojas. Gilinu savo žinias dabar Microsoft C# programavimo kalboj, kuri yra kaip ir flagmanas iš visų Microsoft programavimo kalbų, per ją atsiveria galimybės į pačias naujausias technologijas, į debesų technologiją. Taigi šią sistemą toliau tobulinu ir yra galimybė, kad
jeigu bus jūsų poreikiai, padaryti tikrai atitinkančią tuos poreikius ir labai modernę sistemėlę. Tai aišku, nėra sistema didelėm įmonėm, tai yra sistema mažom įmonėm, kurios naudoja pagrindę savo duomenų bazę įkainių ir kurią yra aktualu turėti būtent savitą, nes yra savitijos darbai, saviti įkainiai ir visiškai netitinka, pavyzdžiui, normatyvinės duomenų bazės įkainių, kainų ir medžiagų darbo normų, kaip buvo, kad ir mūsų atveju, dėl ko mes viena iš priežasčių, dėl ko mes negalėjom naudoti standartinių lietuviškų sąmatos sistemų. Taigi, kokius uždavinius sprendžia būtent sąmatų modulis Excel'e? Tai pirmiausiai tai yra greitis, reiškia sąmatos sudarimo greitis, nes uždavinys visą laiką yra toksai, klientas nori kuo greičiau gauti sąmatą, o kad ją pateikti reikia turėti, reiškia, pirmas dalykas sukauptus duomenis, iš kurių sudaroma nauja sąmata, tai gali būti ankstesnės sąmatos, gali būti duomenys iš buhalterijos, gali duomenys būti iš teikėjų, kurie kartais labai lėtai yra renkami. Taigi, tą duomenų bazę. Antras dalykas - automatizuoti visą perkelimą, reiškia, iš tos įkainių duomenų bazės į naują sąmatą. Po to darbą pačioj naujoj sąmatoj. Reiškia, atnaujinti tos duomenys, suskaičiuoti, jeigu reikia suskaičiuoti normatyvus, tai yra dalis sąmatoj daroma pačioj sąmatų lentelėje, kita dalis yra daroma pagalbinėse lentelėse. Taip pat reikia atnaujinti kainas, nes yra, reiškia, pasensta kainos, mes laikėm, kad 3 mėnesiai jau kaina yra sena, iš karto matosi sistemėlėje, kad raudonas langelis, reiškia, ta kaina yra pasenus, reikia ją atnaujinti, reikia žiūrėti buhalteriją, ar buvo po to pirkimai naujesni, ar pasižiūrėti tiekėjų duomenis ir tai reikia atnaujinti tos įkainius. Taigi, čia yra pagrindiniai uždaviniai. Reiškia, po to eina toliau, vadinasi, tai medžiagų resursų planavimas iš tos sąmatos, tai pristatysiu kitose vaizdajuostėse. Dar noriu pasakyti, kad, reiškia, kadangi ieškau klientų, kurie būtų suinteresuoti šios sistemos įsidėgymų ir vystymų, tai pradžioje dirbu tokiu būdu, kad susitinkam, pasišnekam arba Skype'u galim pasišnekėti, numatom tolimesnius darbus. 2 darbo dienos yra nemokamos. Reiškia, 2 darbo dienas Skype'o, jeigu reikia ir susitinkam, tai skiriu jums nemokamai, vadinasi, išsiaiškinam uždavinius, kuriuos jūs norite spręsti, galimybės, ką aš jau turiu, ką galiu jums pasiūlyti, ką reikėtų naujo padaryti, maždaug apsibrėžiam kainą, kaip dirbsime, ar tai bus terminuota darbo sutartis su jumis, ar galima tai kaip mokymai su verslo liudijimu ir jūs sumokote man pagal mano išrašytą dokumentą. Taigi, yra lanksti sistema, galima lengvai pritaikyti, kas mėgsta Excel'u dirbti, galima pritaikyti prie jų galimybių, o taip pat yra tam tikri automatizavimo galimybės, bet tai nėra nemokamai, vadinasi. Vėliau yra viena vaizdajuostė jau yra YouTube'e užkrauta, kur parodyta automatizavimo galimybės, tai yra lengvai gali pats įmonės vadovas ar netgi klientas, vadinasi, eidamas nuosekliai tos programos siūlomais žingsniais, susikurta preliminarią sąmatėlę, kurią po to galima generuoti iš jos suvestinės. Taigi, ką sudomino, ši sąmatų sistema Excel'e, kuri pagrindė skirta, kaip jau minėjau, medinio karkaso skydinių namų statybai. Rašykite man elektroniniu laišku sharunas.bielskis@gmail.com arba parašykite komentarą po šio vaizdo įrašu. Taigi, tolimesnėse vaizdajuostėse pateiksiu detalės apie tai, kaip dirba ši sąmatų sistema. Iki malonaus.